Man atėjo, pasakė, jeigu tu duosi interviu dėl to žmogaus, kuris mirė, žinai, tau gyvenimą padarysime labai blogą, žinai. Tu buvo atsidėk, kiek tau čia liko ramiai. Nu kas jisai, numirė, buvo žmogus, Papasakok, kas ten jūs sėdėjot vienoj kamerai dviese ar keliese? Ne, mes ne dviese, mes buvom keturiese kamerai. Ir naktį prasideda baisiai, jam ten skausmai dideliai, žinai. Ten jisai cypė, žinai, nu tikrai matosi, kad žmogus keliasi, krenta, cypė, nu ką, į duris barškint. Kvieskit, sako, nu tai greitai. Į kabinę nuėdė kažkokius vaistus suleido į užpakalį, kad ten tipo jam lengviau kažkas. Nuo skausmo turbūt, jo. Kažką nuo skausmus. Davai tai imčiau už parankės ir vyniok meškerės. O ryte pamatėm, kad jis iš vis nebekalba jau, liežuvis ant šono, viskas išėjęs į savis. Sako, sakyk, kad jisai ten vartoja, narkomanas, va taip, kalbėk, sako, žinai, kad jisai čionais nieko nesiskundė, jisai čia va gulėjo, vienu žodžiu, žinai. Trūko būgnelis, pulinys užbėgo ant smegenų, kaip supratau. Vienu žodžiu, nužudė žmogų, taip galiu pasakyti, tiesiai, šviesiai. Praeitą vasarą mes turėjom pas tave atvažiuoti, tu jau buvai paleistas į laisvę. Nu, taip gavosi, kad grįžau namo, o pasirodo, kad mama pripratusi vieną būt, gavosi, nepatiko jai su manim. Tave paleido lygtinis skaitės, ane? Ar kaip ten? Taip, lygtinumas buvo paleistas, žinai. Netikėtas tas buvo tavo paleidimas, ane, kiek atsimenu? Taip, iš vis netikėtas. Ir nesidžiaugiai netgi, aš atsimenu, sakai, kad nenorėjai. Pasimečiau iš tikrųjų laisvę po 7 metų, iš vis nepasiruošęs. Ir tai dar su ta sveikata blogai, nes sėdžiu žoltų įvykį. Per tą avariją susižalojai, ne? Taip, buvo sužalota. Draugas žuvo. Taip, jinai sužalota, draugas mano mirė, o aš likau sužalotas su koja. Teko grįžti ten, kur nuo vaikystės registracija, ten, kur iš vis aš negyvenu, žodžiu. Gavosi iškart konfliktai, policija važiavimai ten kelis kartus, tai ten pati mama gavo baudą. Tai sakau, ką man daryti, sakau, tokiai situacijai. Pasiūlymas buvo grįžti atgal, žinai. Čia nuobaudą gausi ir grįžti, žinai. Gerai, sakau, tai viskas tvarkoja, žinai. Kiek kartų esi teistas? 6-7? Ir daugiau, 12, atsiprašau, daugiau ne. Tai buvo toks periodas, tai žinai, kad... Kas tai, vagystės ar kas? Vagystės, paprastas. Bet ar verta buvo, kad tu tenais uždirbdavai kabutėse, čia reikės? Centus. Ką? Centus pragyventi ir tai tiek. Nieko ten, neturtų, nieko neturiu, skolų labai daug. Ką prisivogė, net reikėjo atiduoti daugiau, gerokai. Pasižiūrėjau, gal apie 100 000 pas mane. Kiek dabar? 100 000, net dabar dadavau ten su tom avarijom. Vien už autobusą 50 000. Labą dieną, esu nuteistasis Ričardas Čerkesas, atlikinėjau 7 metus bausmę. Esam Pravieniškių pirmam kalėjime. Taip, žinoma. Praeitą vasarą mes turėjom pas tave atvažiuoti, tu jau buvai paleistas į laisvę. Nu, tai buvo paleistas. Kai atvažiavom, jau, sako, jau paleido. Nu, taip gavosi, kad grįžau namo, o pasirodo, kad mama pripratusi vieną būt, gavosi, nepatiko jai su manim, aš ten nors ir aišinau, jums irgi skambinau, aišinau situaciją, kad, ką man buvo momentu daryti. Pasiūlymas buvo grįžti atgal, žinai. Tai ką grįžti atgal? Tave paleido lygtinis skaitės, ane? Ar kaip ten? Lygtinumas buvo paleistas, žinai. Netikėtas tas buvo tavo paleidimas, ane? Kiek atsimenu? Taip, iš vis netikėtas. Ir nesidžiaugiai netgi, aš atsimenu, sakai, kad nenorėjai. Nu kažkaip tai buvau visai nepasiruošęs į tą laisvę, žinai, dasimės, taip tie, eini į laisvę, iš tai toks šokas, paaiškinau ten, kur gyvensiu, ten aš 100 metų negyvenęs, atsiprašom, žinai. Su mama tokie santykiai taip tik tai, nes gyvenau pas Vilnių iš vis, ne Jurbarke. Teko grįžti ten, kur nuo vaikystės registracija, ten, kur iš vis aš negyvenu, žodžiu. Gavosi iškart konfliktai, policija važiavimai ten kelis kartus, tai ten pati mama gavo baudą, kiek prisimenu. Žodžiu, senas žmogus, pripratus vieną, visi daiktai turi vietoj būti, žodžiu. Prašiau prašymus, kad leistų man į Vilnių, radau butą, viskas, nesutiko, sako, čia reikia registraciją turėti, žinai. Tai sakau, ką man daryti, sakau, tokiai situacijai, ką man pištis kiekvieną dieną iš tai. Ką sako, važiuok atgal, atsidėsi iki galo, sako, ir viskas. Atgal tai negali šiaip paprastai važiuok atgal, turi kažką padaryti, kad nusižengti tas taisyklės, ne? Tai jie ten rado.
Ką? Neva sugadinau apykoje. Neva kažkaip ant kojos nustovi veikti, sakau, kažko man nepasikrauna, žinai, mes sako, atvažiuosim, patikrysim. Atvažiavo, ten bandė uždėti, ten kažkaip nenusiemai, jis sako, tai jau sugedo. Sako, gal ką nors darėjai, nieko, sako, nedariau, sugedo, taip, žinai. Nu, tai mes rašysim, sako, taip, kad sugedo, žinai. Čia nuoboda gausi ir grįši, žinai. Gerai, sakau, nu, tai viskas tvarkoja, žinai, ką daryti tokia situacija. Kiek laiko buvai išbuvęs? Mėnesį laiko. Mėnesį laiko, tai tas mėnesis ir nuplaukė realiai. Iš naujo turėjai, bet vėl. Nu, taip? Taip, nu, ką jums sakyti, taip ir taip, žinai. Bet taip pasimečiau, iš tikrųjų, laisvė po 7 metų, iš vis nepasiruošęs. Ir tai dar su ta sveikata blogai, nes sėdžiu už auto įvykį. Tai ką, tu vaikščiot gali ar nelabai, kaip yra? Nu, vaikščiot galiu, bet pabėgti nepabėgu, nes nedadaryta operacija visą. Kaulai iškarpėjo ir reikalinga įtvaras dar kažkoks ten specialus, kur man daktarai buvo išrašę, bet tas įtvaras yra mokamas, 600 eurų, ar kiek ten reikia už jį susimokėti. Bet kaip neturiu, žinai, kas padeda iš artimųjų, tai va. Tai minėjai, kad būtent ta koja susijusi su tuo autoįvykiu, kuris ten buvo Vilniuje. Mačiau, kad važiavai automobiliu, trenkėsi į troleibusą didžiuliu greičiu, autobusą dideliu greičiu važiuodamas ir draugas žuvo, tu sužalotas. Tai kas čia buvo? Neblaivus buvai beje? Neblaivus buvau. Nu ir viso, aš bevažiuojant prisidėgiau tą cigaretę, tai matomai gali būti, kad ten chimkė tą vadinamą, žinai, nes aš viskas, nieko daugiau nepamenu. Iš karto taip... Viskas taip ir, žinai, gavosi taip, kad atsiblūdęs iš po komos. Tai tu pačio įvykio... Ne? Tiesiog apsirūkėjau ir viso gero, ne? Tai prisimenu kažką, kad sukali kažkur kažką sako, net ten važiuoji kažką man tiek, žinai. Faktas tai, kad, žinai, nu aišku, labai gailiuosi, žinai, nereikėjo sėsti iš vis prie vairo, bent neturim teisių, dar, žinai. Ne, turėjo, tu teisų gina. Iš vis nereikėjo veltis ir būtų reikėjo eiti. Nu, matai, jeigu žinotum, kas bus, tai... Nu, gaila draugų paprasčiausiai, žinai, labai, žinai, pergyvenu dėl to, žinai, negavau jokius psichologus pagalbos, žinai, jokios iš vis, nes tikrai labai pergyvenu. Liko ir jo vaikai, ten vieną žodį, žinai, draugam. Kaip ir, žinai, ir taip jis man kaip žmogus labai geras buvo, žinai, mes niekad nesam nei susipykę, vis laikis man padėdavo žmogus. Ir va taip atsitiko, tai labai didelį, nu, tokį, žinai, ant savęs labai, žinai, pykstu. Iš vis, kad galėjom rastą vairuotoją kažkaip, žinai, paskubėjom paprasčiausiai. Pagaliau su taksu galėjot parvažiuoti, jeigu ant šnapso buvo pinigų, žinai, ir buvo... Buvo pinigų, iš tikrųjų, turėjom tuo momentu, tikrai aš irgi dirbau ir turėjom tų pinigų. Nu, gal tas toks, žinot, kaip iš Pukalėmų išeini, ten toks, galvoju, užaušę esam, buvo mašinoje čia šusaris, gal lygiai ten kažkas tokio, žinai. Nes iš tikrųjų, va, laisvė, kaip esam paleidžiami žmonės, nu, tai mūsų niekas neparuošė iš vis, va, atsidarė vartai, eiko, mes, tai ten būna po tų 7 metų, kai laikas sustoja, žinot, laikas, taigi ten kas metus keičiasi viskas. Kasdien? Taip, o išėdė po 7 metų, tau atrodo, kad viskas ten sustoja, ten niekas nesikeičia. Gaunasi toks visas atsilikęs biškiai, žinai. Kaip žmona, jo vaikai atleido? Ne. Jo žmona, nu, draugė jo atleido, viskas tvarkojasi, mano žmona va paliko mane, žinai. Po šito įvykio? Taip, iš karto gavau 7 metus, sako, aš tikrai nelauksiu, sako, kaip man gyvena reikia, žinai. Bet mano šeima taip ir pabiro vis. Nu, tai, nes 7 metai pasirodė labai didelis tarpas, didelis. Taip, bet laukia kitos... Aš labai puikiai suprantu, žinai, kad... Nes jai pačiai ten labai sunku buvo gyvenime, žinai. Tai nebendravė dabar, ne? Iš vis. Taip ir kaip paliko, taip ir viso gero. Taip, o kaip išėjo, keliai išsiskyrė mūsų, kaip sėdau. Bendrauja tik su sūnum, palaikom santykius. Man skambinėjęs, tai, žinai, ir taip, kai buvau Lipinumą, net negavau leidimo nuvažiuoti pas sūnų, žinai. Net po 7 metų aš jo net nepamačiau, žinai. Nes labai piktos papuolė pareigūnės, tai prižiūrėtų, ten tokie iš Suvalkijos, ten su principu savo, ten cypė rėkė.
Tai sakau, jūs sakėt, jeigu kažkokia bėda, skambinu, čia manęs reikia, žinai. Kam čia skambinė, ne vos ne dėl visokių Na, kažkas tokio, smulkmenų. žinai, ten buvau nemiegojęs namuose, nes ten buvau, ten su motina kipišas pas mane namuose, žinai, ten jis pastoviai, jinai ten, jeigu nėra ant ko įsilieti, jei ten koja skauda, tai pastoviai ten rėkdavo ant mane, žinai, tu neįsi, tu čia nedarysi, tu čia neimči, tada negalima. Nu, toks kaip vaikas pasirodžiau, žinai, nu, mačiau, kad neįmanomas, ja. Nes tikrai ir brolis pasikorės, ir tėvas mirė, ir motina mirė. Nu, buvo daug minčių mamai ten tuo momentu, tai mama labai tokiai nerviškai, nu, nerviniai situacijai, tai gavosi visas smūgis ant manęs, įstilėjime, žinai, tai. Kodėl brolis pasikorė? Žinokit, tiksliai net aš net nežinau. Tau sėdint kalėjime, ne, tai buvo? Buvau išėjęs, aš tik išėjau į laisvę ir sužinojau, kad jau buvo jisai pasikoręs, keli metai buvo praėję, nes man buvo, nieks nebuvo pranešę. Taip pat kaip ir tėvas mirė, aš tik sužinojau po savaitės, nors ir mama, žinai, pranešė, kad išsiuntė į Alytaus pataisos namus, jis mane pervežė iš Alytaus pataisos namų iš šitos, kad numirė, taip ir nepalaimėjau. Tai nors labai išėjęs buvau ant kaputė, kad pas tėvą, pas brolį, žinai. Tai vien netektys, o kodėl su motina nesutardavai? Tai tie nusitarimai buvo ne tik dabar, turbūt ir jie turėjo būti ir anksčiau? Ir iš anksčiausiai, tokia valdinga motina, tokia, žinai, pastoviai kažkaip nuo vaikystės. Gal kaip tik pamokydavo gyventi, nes tu esi ne kartą teistas, aš mačiau. Ne, tai ką nuo vaikystės, jeigu iš namuose beveik negyvendavo. Nu. Tu negyvendavai? Negyvendavo, augdavau pas mergas, kaip sakoma, profikiai gyvenau, žinai, mokiausi. Nu, ne iš lengvųjų mano gyvenimas, iš tikrųjų, žinai. O kodėl ten negyvendavai namuose, nenorėjai, dėl ko? Tėvai gerdavo ar... Panašiai būdavo. Ai, panašiai ir buvo, ne? Panašiai taip ir būdavo, žinokit, iš tikrųjų. Aš kažkaip, žinai, kaip ir nuo to šalinos kažkaip, nu... Nes mušdavos pastoviai, nu, būdavo viską ten. O tie nusikaltimai tavo gyvenime kada atsirado ir kaip? Juk kiek kartų esi teistas? 6, 7? Ir daugiau, 12, atsiprašau, daugiau ne... Taip, tai buvo toks periodas, tai žinai, kad... Kas tai, vagystės ar kas? Vagystės paprastas tokius žmonių nevagių. Paprastai, žinai, man firmas būdavo ten, arba kažkas iš Ukrainų, furistai, tie ten, iš jos apkratydavo, žinai. Taip, kad tai žmogaus vaktai man, tai, žinai. Bet ar verta buvo, ką tu tenais uždirbdavai kabutėse, čia reikėtų? Centus. Ką? Centus pragyventi, tai tiek. Nieko ten, neturtų, nieko, net ir skolų labai daug. Labai. Ką prisivogė, ne? Reikėjo atiduoti daugiau, gerokai. Negu jie kainuoja, teisingai, žinai, ten pasižiūrėjau, gal apie 100 000 pas mane. Kiek dabar? 100 000, net dabar daugiau ten su tom avarijom. Vien už autobusą 50 000. Ten už seną kažkokį, ten prasidaužiau. Ta, kur avarija apgadina, ne? Taip, nu, ten matomai, kad ten šiaip baisiai apgadinu, žinai. Tai po to tik nuotraukas matė, ne, turbūt viso to po tos avarijos, ne? Taip, tai nuotraukas mačiau, žinokit, iš tikrųjų. Baisu net ir prisiminti, net pamatęs tą, kas iš tikrųjų tas nuotraukas, net pagalvoju, apžodžiu klausimą, kaip likau gyvas dar, žinai. Ir galvos trauma pas mane būna, su vardais, tom pavardėm užmirštų. Na, tai liekamieji reiškiniai tokie likę, kad tave... Taip, nu, ir būna, va, užmirštų. Šiuo metu esu dabar drausmės grupėje, prisimenu, tai sakiau, kad didelį jaučiu spaudimą. Aš pats lipdau iš duonos, kiekvieną dieną iš valgyklos grįžtu, iškart prie lovos, kad niekur nevaikščiočiau, nieko, sėdžiu lipdau. Ir vis tiek mane sugebėjo nubausti. Vieną nuobaudą davė man už tai, kad užsidėjau ant kito nuteistojo siuntinį. Jie dar mane įsigyti dar kartą paklausė, sako, ar tikrai tu nori, sako, tu važiuok toliau, žinai. Sako, ar tu, davai, baigiam, sako, tu žurnalistams čia, žinai, baigiam čia, tu buvo atsidėk, kiek tau čia liko ramiai.
Nu kas jisai, numirė, buvo žmogus, Nu, papasakok, kas ten jūs sėdėjot vienoj kamerai dviese ar keliese? Ne, mes ne dviese, mes buvom keturiese kamerai. Keturiese buvome. Nu, ir žmogus atitimtas, pakeltas buvo iš putriumo į kamerą, nes jam buvo jau užėję, jis ten siubavo, jis su savim jau nesivaldė. O nuo ko tai, nuo ko? Trūko būgnelis, pulinys užbėgo ant smegenų, kaip supratau, pasitai buvo problemos, neišausės, jam varvėdavo, ten smerilėdavo, žinai. Vienu žodžiu, ilgą laiką buvo apleistas ausyje pulinys susidaręs. Nu ir jis pamatė, kad pareigūnai jisai siubuoja, žinoma. Pirma mintis, jisai apsimnarkotiškas. Uždaro jį ant 24. Po 24, nu vis tiek jis apsinarkašinės. Nu vis tiek kažkaip veda, ant testų nerodo testai, dabar galvoja, kad čia gal yra narkotikų kokių, žinai, nerodo. Nugi būna, kad nerodo. Nu, tai paėmė jį įmeta pas mus į kamerą, žinai. Nu ir aš matau, kad jisai žmogus, žinai, su juo, tai aš galime kalbėti, jis iš jo klausiu, sako, nieko, tikrai, nežinau, sako, kas čia man daro, sako, man kojas suka. Nu, man labai skauda, sako, žinai. Nu ir aš jį pasiemu, nusivedu į medalį, žinai. Įsivedu, vieną žodžiu, kaip tik daktaras buvo, žinai. Jisai turėjo tą talonėlį, su tuo talonėliu, su visku, daktarui aiškinu, sakau, čia tikrai garantuoja, kad čia ne jokie čia narkotikai, vieno žodžio, čia yra kažkas rimtas, su juo jūs čia veškite į ligoninę kažką, tu mane aiškinti čia, žinai. Taip, gydytojas geriau išmano. Jo, jis išmano, čia narkotikus, čia apsiryjat, jūs čia durniuojam, lemba, čia vieno žodžio, davai tai imčiau už parankės ir vyniok meškerės. Sesutė kažką pasakė. Nežiūrėjau netgi, tipo... Nieko, ten baigė. Veskit, jis sako, ir viskas, ten sesutė kažką į kabinę, nu, ir kažkokius vaistus suleido į užpakalį, kad ten tipo jam lengviau kažką. Nuo skausmo turbūt, jo. Kažką nuo skausmus. Vienu žodžiu, nužudė žmogų, taip galiu pasakyti, tiesiai, šviesiai.